Tai seksualinis ugdymas arba seksualinis mokymas tikrai turėjo būti organizuotas jų mokyklos. Vieną aš pasižiūriu Gabrielių Landsbergį. A tu gali įsivaizduoti senelį. Ir jo senelis net negalėjo patikėti. Įsiuntė jį į kažkokią tai krikščionišką stovyklą, o tengi pasirodė senoji Morta, dabartinė Austėja. Jį pakuteno vieną vakarą ir jam 17-mečių vaiką užtaisė. Ką tu galvoji? Nei prokuratūrai iki teisminį tyrimo nepradėjo už santykiavimą su nepilnamečiu, nei nieko. Tai va būtent tokiems žmonėms ir turi būti taikomas seksualinis ugdymas. Jo, aš nekalbu ir apie Šimonytę. Tai jau tai išveisenai turėjo būti ugdymas. A tu gali galvoti, senelį, kad pirmą kartą Lietuvos istorijai premjeras aiškintų, kad vyras su vyrum gali vaikus gimdyti, moteris su moterim gali vaikus gimdyti. Nu, jeigu būtų tas lydinis ugdymas mokykloje, tai premjeriai tikrai žinotų, kad jeigu vyras su moterim suguli, tai vaiks gimsta, žinai, tu vietą. Nu, bet dabar pasivizuok, kas pas mus darosi. O ką apie Čmilytę pasakysi? Šachmatininkė didžioji. Kur jinai ten irgi keliavo, kad irgi vaiką pasitaisė? Būtų lydinis ugdymas, būtų